Hei, sveiki visi! Čia aš ir vėl Viktorija ir mano naujajam video noriu jums parodyti savo papilnėjusią gumyčių kolekciją. Nes kaip matėte, pirkau 3 dėžutes turguje, jas susitvarkiau ir pasitvarkiau ten gumytes ir noriu dabar parodyti jums savo gumyčių kolekciją. Taigi pradėsime nuo dėžučių. Tai šioje pirmoje dėžutėje yra mano gumytės, kurios dar yra neišpakuotos. Tai kurios yra likusios spalvos, kurios yra neišpakuotos. Jas sudėjau taip gražiai, kad man jas nepasimestų. Toliau sekanti dėžutė, kurią pirkau turguje. Tai čia yra ilgos žalios tokios staklės, neskirstomos. Toliau yra tokie rožinės tokios gumutės, burbulinės, 2 skyreliai, mėlynos, čia buvo papinta, bet neardžiau biškį burbulinių, ir 2 rožinės, paskui čia rudą supyliau ir pirkau pakiuką, čia tokios skaidrios ir blizgančios įvairios, čia irgi tokių pamakaluotų blizgančių, čia mėlynas, čia įdėjau baltas, tokios čia miksas toksai ir tokie karoliukai. Taip, toliau yra tokia dėžutė. Ją jums rodžiau. Ta dėžutė, jinai buvo šiaip nepilnos komplektacijos, čia kaip parašyta, bet čia yra tokios gumytės, staklės buvo, štai tokios gumytės. Tai tokia viena dėžė, antra dėžė, o čia yra 4 dėžės. Šitą jau matėte, čia mano tokios spalvotos burbulinės gumutės. Toliau šitą taip pat jau esat matę. Tai čia staklės ir įvairios gumutės. Šią dėžutę taip pat pirkau turguje mažykiuose. Tik sutvarkiau gumutes, nes jos truputėlį čia buvo pamaišytos, primakaluotos. Man šiaip patinka tos labai blizgančios gumytės, čia blizgančios, čia. Ir šios blizgančios, ir šios blizgančios. Ir čia sudėjau savo staklės, sulūžusias tos, kur liko po 2 stulpelius, ir tokį ilgą kabliuką. Dar čia pilkus. Ir štai paskutinė dėžė. Tai čia yra mano ragatkės. Gumutės. staklės
ir Monster Tail staklytės turėjau skaidras, dabar dar turėsiu rožinės ir karoliukai ir mano kabliukai. Čia tokie, dabar turėsiu 2 metalinius kabliukus. Čia keli įmesti paprasti. Toliau čia toks pasiėmiau tokį įdomesnis karbuvo. Čia toks iš 2 galų turiu kabliukus. Ir čia tokia storelesnė. Kartais prireikia tokių ir paprastų kabliukų. Taigi bus viena dėžė, antra, trečia, ketvirta, penkta ir 6. Ir čia neišpakuotus. Ir dabar aš turiu dar pasigaminusi tokią dėžę, kur matėte video. Ir šioje dėžėje yra miksas mano, nes tos dėžės netelpa. Tai čia mano 2 pagamintos dėžutės, kuriuose yra gumytės. Toliau šitą esat matę, čia yra mano tie karoliukai, pakabukai ir visa kita. Toliau čia yra dėžutė, kurią rodžiau, kad pirkau turguje už 2 eurus, bet kai pastebėjau, šios gumutės kai kurios nėra, jos nesitempia. Tai aš jų dar neskirsčiau. Nežinau, ką aš su jom darysiu. Gal šiaip panaudosiu. Nes kažką norėjau pinti ir pastebėjau, kad jos labai netamprios. Kietas tokias. Nu, ne visas aišku, bet ši, pavyzdžiui, tempėsi. O ši nesitempia. Tai kai nesitempia, sunku kažką ir padaryti, tai nežinau. Nesigailiu, kad pirkau. Puikiai dėžutė. Toliau mano dėžėje yra čia sąsiuvinė špargalkė mano. Toliau yra tokia dėžutė. Čia yra šakutės. Įdėjau šį kabliuką, bet jisai linkęs. Turėjau tokį vieną, bet labai greit nulūžo, nes plasmasinis. Čia po tokių kelius įmečiau ir 4 spalvų gumytės. Kažkas klausė, ar šioje dėžutėje telpa staklės, tai netelpa į šią dėžutę staklės. Taip, toliau mano dėžėje yra štai tokia dėžutė su gumytėm. Toliau yra 1, 2, 3 dėžutės su spalvotom gumytėm tokios miksas ir 1 su burbulinėm. Toliau čia yra mano esklipsai. Čia yra spalvoti. Čia susipyliau į Pringles dėžutę. Sudėjau pakelius ir supyliau tuščius, nes jie labai
ten jau ta dėžutė mano pilna, o sudėjau į kitą dėžutę, ten užima daug vietos, ištraukiau, kaip sako, išpakavau ir susidėjau. Toliau į šią dėžutę sudėjau tokias spalvotas gumutes, kurios yra gražios. Ir čia yra dėžutė kabliukų, kurie jau man čia jau greit nelabai tilps, tie paprasti. Tai štai tokia mano dėžė gumučių. Čia suplyšusios gumutės. Štai tokia dėžė gumučių ir 6 dėžės gumyčių. Taigi, laikinkit, kam patiko, subscribinkit mano kanalą, žiūrėkit video, komentuokit, žiūrėkit mano antrąjį kanalą, kuriame keliu, kam patinka rankdarbiai ir lėlytės. Ir iki pasimatymo.